Jei esate vyresni nei 50 metų, galbūt neseniai gavote kvietimą iš nacionalinės žarnyno sveikatos patikros programos atlikti FIT tyrimą. Šis tyrimas padeda nustatyti kraujo pėdsakus išmatose, kurie dažnai nematomi plika akimi. Tai jūsų sprendimas, ar norėsite atlikti šį tyrimą. Tačiau norėtume paraginti tai daryti, nes tai greita ir paprasta procedūra, o rizika mirti nuo žarnyno vėžio sumažėja net 25%. Parodysime, kaip atlikti šį tyrimą. Pirmas veiksmas – patikrinkite etiketę. Tyrimas turi lipduką, kuriame yra nurodyti jūsų duomenys. Patikrinkite, ar jie yra teisingi. Antras veiksmas – surinkite savo išmatas. Išmatas reikia surinkti prieš joms patenkant į tualeto vandenį. Štai keletas būdų, kaip tai galite padaryti. Klozeto dangtį uždenkite maistinę plėvelę. Naudokite švarų tuščią indą, pavyzdžiui, dėžutę nuo vynuogių arba maisto išsinešimui skirtą dėžutę. Rankoje turėkite sulankstytą tualetinį popierių. Ant rankos užsimaukite plastikinį maišelį ar pirštinę. Trečias veiksmas – paimkite mėginį. Atsukite mėgintuvėlio dangtelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Išimkite lazdelę ir jos galu prabraukite išmatas. Jums reikia paimti nedidelį kiekį. Ketvirtas veiksmas – supakuokite mėginį. Paėmę mėginį, lazdelę įdėkite atgal į mėgintuvėlį. Tinkamai uždarius mėgintuvėlį pasigirs spragtelėjimo garsas. Mėgintuvėlį įdėkite į patiktą plastikinį maišelį. Penktas veiksmas – nusiplaukite rankas. Šeštas veiksmas – išsiųskite mėginį. Galiausiai įdėkite maišelį į iš anksto apmokėtą voką ir išsiųskite jį paštu. Štai ir viskas. Po 2 savaičių gausite laišką su tyrimo rezultatais.